Nors Vytauto Mikalausko menų mokyklos bendruomenė dar tebeaptarinėja ryškiausius Gintarinės Gaidos tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso įspūdžius, džiaugiasi saviškių laimėjimais, svečių pasiekimais, gyvenimas po truputį iš didžiulio šurmulio, kuomet teko priimti kone 300 muzikantų, grįžta į įprastas vėžes. Aišku, pašaliečiui sunku suprasti, koks tas kasdienis Mikalauskiukų gyvenimas, užtat smalsu. Juk čia žiemą vasarą rytą vakarą radusi kokį plyšelį, išklasiu į koridorius, iš šių pro lauko duris į gatvę veržėsi muzika. Tiek garsų, kad tik spėk sukti ausį. Fortepijonas, fleita, smuikas, gitara ir dieviško grožio melodija sklindanti iš solisto lūpų. Kas jau kas, bet šios mokyklos auklėtiniai be konkursų, kuriems įpratę atkakliai rengtis, savęs jau neįsivaizduoja. Kaip ir jų mokytojai. Jei pirmiesiems tai puikiai sceninė patirtis, erdvė atsiskleisti talentams, antriesiems dar vienas profesinių įgūdžių išbandymas, pasižiūrėjimas, kokiais keliais vaikšto kolegos ir ar pavyko juos aplenkti, o gal teks gerokai vytis. Žinoma, apvainikavo visus konkursus šitas didžiausias mūsų tarptautinis konkursas Gintarinė Gaida, bet prieš tai mes buvome su pianistais ir Vilniuje buvome, ir bendro fortepijono mokinius ruošiau tokiam rimtam konkursui, kuris vyko Mikalojaus Čiurlionio menų mokykloje. Ir tikrai sėkmingai mergaitės pasirodė, viena diplomantė buvo. Šitam konkurse Gintarinė Gaida, mūsų kaip tik ansambliai irgi tapo laureatais, ir pirmokės, ir penktokės. Labai smagu kažkaip tai, vis tiek vaikams tai yra labai smagu, jie iš karto po to visiškai kitaip dirba. Jie labai noriai groja, jie tiesiog ta patirtis ir klausimo patirtis, ir sceninė patirtis, jie nori jau išeiti į sceną, negroti vien tik tai tarp tų 4 sienų klasėje. Laimėjimas, įvertinimas, mano fortepijono mokytoja ekspertė, nepagrindinė priežastis prie klavišinio instrumento sodinanti vaikus ilgoms, sudėtingoms pamokoms. Svarbiausia – gebėti atskleisti muzikos žavesį ir jau tada pačiam žavėtis tokiomis įstabiomis būtybėmis kaip Milda ir Meja, tik pirmokiukėmis, bet jau Gintarinės Gaidos laureatėmis. Smagu groti. Kas norėjo groti pianinu? Jūs pačios ar jūsų mamos? Mamos. Tai dabar nepykstat ant mamų, kad tokį užsiėmimą sugalvoja? Ne. Ir toliau grosi? Taip. Na tai koksgi tas pergalės skonis mergytės? Juk išgirsti, kad laimėjai tarptautinėme konkurse jau šis tas, ar ne? Linksma buvo. Štai tos linksmybės, anot Mildos, šiemet buvo kitokios. Porą metų žaižaravusi džiaugsmingų festivalių, trečiaisiais Gintarinė Gaida virto konkursu. Su griežta vertinimo komisija, neišvengiamomis talentų varžytuvėmis. Kaip tik tokia yra didžiausia šiųmetė naujiena, kurią jaunųjų muzikų pageidavimu skelbė konkurso rengėjai. Iš pradžių grojome laisvai pasirinktą programą ir buvo nurodytas tik tai laikas, o dabar vyksta 2 dienų konkursas. Pirmą dieną groja pianistai solistai, antrą dieną įvairūs ansambliai. Tai kameriniai, fortepijoniniai, vokaliniai, instrumentiniai reikalavimai pianistam yra. Būtinai polifoninis kūrinys, kur atsiskleidžia technika, loginis mąstymas vaikų, sudėtinga interpretacija ir laisvai pasirinktas kūrinys, tai pjesė, kuri irgi tiesiog pažymi gal vaiko individualybę atskleidžia. O ansambliai tai išsiskiria įvairiom sudėtim, tembrais, irgi įvairiais instrumentais, sulaukiam labai įvairių instrumentų, net dombrų, gitarų, koklių. Nuo 150 iki 320 dalyvių išaugęs konkursas šiais metais nebepajėgė sutalpinti visų norinčiųjų, nes į prestižinį renginį mielai važiuoja ne tik artimiausi kaimynai Latviai, kurių sulaukta iš bene 14 mokyklų, bet ir Baltarusiai. Ir nors Latvijoje panašių konkursų nestinga, sako Valmieros muzikos mokyklos direktorius, orkestro dirigentas Aivaras Cepikas, į Panevėžį atvykti visada malonu. Mes
esame seni draugai, dalyvavę ankstesniais metais rengtame festivalyje. Ir mūsų teatras, ir mokykla esame buvę Panevėžyje. Labai džiaugiamės, kad galime dalyvauti šiame konkurse. Gaila, kad iš mūsų mokyklos atvyko tik tai viena mergaitė, daugiau konkursantų nėra. Bet tikiuosi, jai pasiseks. O šis konkursas labai platus. Jei į jį atvažiavo 80 mokyklų atstovai. Stebėtina, kad virtęs konkursu, tikina jo dalyviai, renginys sugebėjo išsaugoti draugiškumu spinduliuojančią festivalio dvasią. Kaip tik todėl, nuo 5 fortepijonų grojančio Žydrūnės teigimu, dalyvavusios aibėje įvairiausių konkursų, kurių net nesuskaičiuoja. Svarbiausia – nepasipuikavimas aukščiausiais įvertinimais. Iš tikrųjų, jokio skirtumo, tos pirmos vietos, tos prizinės laureatai, diplomantai, nesvarbu, jog svarbu padalyvauti, pagrūti, nežinau. Vis dėlto nepaneigsi. Pasirinkę muzikos pasaulį, tyrinėjantis jo paslaptis, vieni disciplinuočiausiųjų, atkakliausiųjų ir ambicingiausiųjų. Gerąja prasme, jų nereikia įtikinėti, jog jaunam žmogui svarbu turėti tikslą ir jo siekti. Geriausiai apie tai, ko gero, gali papasakoti Valerija Almanovaitė, tik 6. Tačiau segtuvas su tvarkingai surikiuotais diplomais jau toks sunkus, kad netrukus teks pradėti naują. Aš manau, tie tarptautiniai visokie Sandeckio ir Dvariono konkursai yra man reikšmingiausi, nes jie yra tarptautiniai ir iš daugumos šalių atvažiuoja labai daug stiprių konkurentų ir aš džiaugiuosi, kad aš bent diplomantė tapau. Aš noriu su konkurentais, kaip čia, jie kaip būna už mane stipresni, man kyla noras labiau mokytis, kad pasiekti ir jų lygį, bet aš noriu labiausiai pasirodyti ir parodyti, kad yra dar vienas vaikas, kuris gali irgi kažko pasiekti. Kaip ir kiti. Aš noriu išmokti gerai groti, nes man muzika patinka ir smuikas yra vienas iš tų instrumentų, kurie man labiausiai patinka, nes tai gražu, tas skaidrus, gražus skambesys, nežinau, man tai yra labai patinkantis instrumentas. Mane moko mokytoja Vitalija Lukaitinė, už kurią aš už viską aš jai dėkoju, nes jinai man padėjo pasiekti tokių didelių aukštumų ir aš pati galiu savim didžiuotis su jos pagalba, man viską pavyko tai pasiekti su jos pagalba, nes jinai ir savo išeiginės dėl manęs atiduoda, aš tiesiog vis dėlto, kai užaugs, aš noriu atsidėkoti ir gal tapsiu vis dėlto žymi smuikininkė ir man pavyks. Šiuo metu Valerija, beje, pernai išrinkta metų muzikantė, ruošiasi tarptautiniam Sauliaus Sondeckio konkursui, į kurį, pabrėžia jos mokytoja, suvažiuoja tokie perliukai, jog atstovauti Lietuvai neįtikėtina garbė kaip ir atsakomybė, žinoma. Tačiau Vytauto Mikalausko menų mokyklai rūpi ne tik ryškiausiai spindinčios savosios žvaigždelės. Vaikams, sako styginių skyriaus metodinės grupės pirmininkė Vitalija Laukaitienė, sudarytos visos sąlygos dalyvauti konkursuose. Kadangi jokia čia paslaptis daugumai šeimų materialiai nelengva, mokyklos tarybos sprendimu iš surinkto 2% gyventojų pajamų mokesčio mokykla konkursantui apmoka stojamąjį mokestį. Sunku, vadinasi įdomu. Tokie tie smuikininkai. Ir panašu, kad populiarumo šiam teiginiui nestinga. Aš pirmiausia labai noriu pasidžiaugti, kad mūsų skyrius kiekvienais metais vis gausėja ir didėja. Ir šiemet, kai buvo stojamieji egzaminai, jau praktiškai daugiau kaip pusė vaikų pareiškia norą mokyti smuiku. Matomai, ta vaikų motyvacija priklauso nuo to, kad smuikas tampa vis mokykloje populiaresnis. O tai populiarumą jam suteikia turbūt, kad mokykloje veikia, yra tiksliau 2 styginių ansambliai, mažųjų ir didžiųjų. Ir vaikai jau nuo pat 1, kai tik iki 2 klasės jau turi galimybę koncertuoti, muzikuoti, dalyvauti konkursuose, festivaliuose. Tiesiog gaunasi mokinių mokymosi motyvacija. Tarkim, ir šiemet buvo, ką tik baigėsi, tarptautinis gintarinės gaudos konkursas ir mūsų styginių skyriaus moksleiviai praktiškai dalyvavo visi, neskaitant 1 klasės, bet nuo 2 klasės iki 12
ir vyresniųjų klasių ansamblis gavo laureato vardą. Ir tas, kad vaikas įgauna, jo tas mokymas, jis gauna prasme, matomai ir suteikia populiarumo mūsų specialybei. Kiekvienais metais po kelis Vytauto Mikalausko menų mokyklos smuikininkus važiuoja į Druskininkuose veikiančią tarptautinę smuiko meistriškumo mokyklą. Grįžta iš jos mokytojos pastebėjimu ūgtelėję, pasitikinti savimi, įkvėpti, šoktelėję ant aukštesnės troškimų pakopos. Taip, smuikininkai gyvena gerai, bet ir kiti jiems nepavydi, nes neturi kuo skųstis. Mūsų skyriuje galima išmokti, aišku, groti liaudies instrumentais į akordeoną. Tai liaudies instrumentai būtų kanklės, birbynė ir lazdelis. Dirba 5 mokytojai, 2 kanklininkės, 2 akordeonistai ir aš dėstau birbynę ir lamsdelį. Na, mūsų skyriuje vaikai groja ne tik solo, bet ir yra kolektyvai. Tai pavyzdžiui, liaudies instrumentų orkestras ir akordeonininkų orkestras. Taip pat ansamblinis muzikavimas vyksta, solistai dalyvauja konkursuose. Tai pavyzdžiui, šiemet buvo konkursas Jono Švedo respublikinis, tai lamsdelininkė Jekaterina Kostina tapo laureatė. Vaikas atėjęs į mokyklą turi galimybę susipažinti su instrumentais ir įvairiais. Jeigu pradedam nuo išilginės fleitos, tai paaugus galime valdyti profesionalų muzikos instrumentą kaip varinius, kaip medinius pučiamuosius. Ir turim galimybę galbūt vieni iš 3 Lietuvos mokyklų groti tiesiog egzotiniais instrumentais, kad ir fagotą. Tai šiuo metu mokykloje šiuo instrumentu groja 6 mokiniai. Vienas iš jų, 11-okas, kaip tik yra tarptautinio konkurso laureatas. Na ir galimybė tęsti studijas, tęsti mokslus muzikos akademijoje Vilniuje arba Kauno Vytauto Didžiojo muzikos akademijoje Kaune. Darbo visiems kol kas Lietuvoje užtenka, išvažiuoti nereikia. Šiuo metu baigia muzikos akademijos studentai, kol kas dar neužpildo mūsų Respublikos sostinės Vilniaus paklausos. Tiems, kurių instrumentas balsas, irgi veiklos apsčiai, jų pasiekimai taip pat svarūs. Mūsų mokiniai mokosi dainavimo nuo 5 klasės. Nuo 5 klasės ir mokosi klasikinio dainavimo ir pramoginio. Pramoginis dainavimas tik tai 2 metai gyvuoja mūsų menų mokykloje ir labai džiaugiuosi, kad vaikai labai noriai ateina dainuoti ir labai stengiasi. Taigi turime labai daug įvairių laureatų konkursų, tiek respublikinių, tiek tarptautinių. Džiaugiamės, kad mūsų buvę mokiniai, kurie čia mokėsi, užima įvairias prizinės vietas irgi taip pat, tiek Lietuvos konkursuose jaunųjų dainininkų, tiek ir tarptautiniuose. Vis dėlto, kaip ten su tuo mitu, kad nėra nė vieno, kurio neįmanoma išmokyti dainuoti? Dainininkui būtina klausa, būtinai klausa, nes tik tai, kada išlavinta klausa, nes, kaip aš sakau, yra tokių vaikų, kur dainuoja tik ne 1 balsu, bet tik 2 arba 3. Reiškia, jiems yra su vokalinė klausa problemų. Aišku, ją galima ugdyti ir tai ta vokalinė klausa gali būti kuo nuo mažesnio amžiaus vystoma, to jinai gali pasiekti didesnių rezultatų. Bet aš manau, kad mokytis gali visi, pradedant nuo darželinuko iki garbingo senjoro, niekada nevėlu, jeigu tam yra polinkis ir tam yra kažkokie tai norai ir siekiai. Kiekvienos švietimo įstaigos, pradedant mažiausiąją kaimo mokyklėlę, baigiant žinomiausią šalies gimnaziją, tikslas – duoti saviesiems mokiniams tai, ką turi geriausio. Būti tam, kuris ją pasirinko ir ketina rinktis, pačia patraukliausia. Kaip tai padaryti realiai, mokyklos tarybos, kurioje mokytojų, mokinių ir jų tėvų atstovai uždavinys. Misija – išgirsti pirmiausia visų 3 sričių nuomonės, visų 3 atstovų nuomonės ir
bandyti įgyvendinti jas, bandyti spręsti kylančias problemas, nors problemų mokykloje be galo mažai. Mes vis bandome ir planuojame, galvojame, kaip padaryti, kad mokykloje būtų smagiau ir geriau mokiniams mokytis, sudaryti kuo geresnės sąlygas. Žinoma, aplinka mokyklos, jūs turbūt matote, eidami pro šalį, kai pasikeitė mūsų mokykla per tuos 6, jau 7 metus, kiek gyvuojame. Dalis, aišku, yra pagrindinė, didžioji dalis direktorės nuopelnas, kadangi ir projektų rašymas, tai yra jos stipresnioji pusė, bet prisidėjo ir tėvai, ir mokiniai, ir mokytojai savo mintimis, ir savo, darbu, ko gero. Ir grėbliai rankose, ir kastuvai, puoselėjame kiek galime. Kad kiekvienas jaustųsi įvertintas, mokyklos taryba sumanė nominacijų vakarą Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokyklos geriausieji. Pirmąjį paskyrė visiems – darbuotojams ir mokiniams. Per antrąjį apdovanojo tik mokinius. Tiesa, geriausiai kasmet sulaukia ir dar vieno paskatinimo tokiais likti. Jie tradiciškai kviečiami į išskirtinę ekskursiją. Skambanti mokykla. Taiklus tąsyk pro šalį ėjęs praeivis. Ir tai dar ne viskas. Lygiai kaip čia pakanka peno ausiai, taip ir akiai. Mokykla gražėjo todėl, kad turime nuostabius ir talentingus mažuosius dailininkus. Ir dailininkus priemam nuo 1 klasytės. Ir mūsų dailės skyrius skaičiuoja viso labo 7 metukus. Tai galim sakyti, mes sulaukiam tos tik pačios pradžios iš tikrųjų. O mokinamės pagal 2 ugdymo programas – bendrojo ugdymo ir dailinio ugdymo. Ir turime, sakykime taip, 1-4 klasytes ir 5-7. Tai jau tie vyresniokai, kurie ir puošia 1 aukšto erdvės, tai jau 5-7 klasės, o 2 aukšte mažiukai puošia mūsų dailininkai. Priemam visus norinčius, kurie turi noro savyje kurti, piešti, tapyti, lipdyti ir kurie turi šiek tiek iš aukščiau duotos dovanytės, talento. Priemam iš tikrųjų ir vyresnės klases, laukiam visų norinčių. O mokyti, tą pažinti meno pasaulį, dailės pasaulį moko mokytojai, savo srities profesionalai, kvalifikuoti specialistai, dailininkai, skulptoriai, keramikai, tekstilininkai. Mūsų kūryba nenusileidžia muzikantų, didžiuojasi dailininkai, o mokyklos bendruomenė po vienu stogu įkurdinusi 2 didžiausius iš didžiausių jų menų – muziką ir dailę. Garsams, spalvoms ir formoms radusi po šeimininką.